Kodėl kartais jaučiamės svetimi savo pačių gyvenime? Sveiki. Kas manęs dar nepažįstate, aš esu Lina Samalė, sertifikuota hipnoterapeutė. Savo darbe padedu žmonėms giliau pažinti save, suprasti savo vidinius procesus, emocinės reakcijas ir tuos pasikartojančius gyvenimo scenarijus, kurie dažnai kyla ne iš sąmoningo pasirinkimo, o iš gilesnių pasąmonės sluoksnių. Dirbdama su žmonių pasąmonė, pastebėjau vieną labai aiškų dėsningumą. Žmogus labai dažnai kartoja ne tai, ko nori, o tai, kas jo viduje liko neišgirsta, neišspręsta arba per daug ilgai buvo slėpta. Kartais žmogus gyvena gyvenimą, kuris išoriškai atrodo tvarkingas. Jo namai, jo santykiai, jo pasirinkimai, darbas, jo kūnas ir jo kasdienybė. Bet viduje jam kažkas lyg visada kužda, kad jis yra tarsi ne čia, tarsi ne visai savo vietoje. Ir lyg tai vis kartoja kažką, ko pats iki galo nesupranta. Tarkim, įsivaizduokite moterį, kuri galbūt daug metų stengiasi būti stipri, atsakinga, gera mama, gera partnerė, gera darbuotoja, bet kažkur giliai viduje jaučia nepaaiškinamą įtampą. Lyg gyvenime būtų nematoma jėga, kuri vis grąžina į tas pačias situacijas, į tuos pačius santykių modelius, prie tų pačių baimių, prie tų pačių finansinių blokų ir prie to paties kaltės jausmo. Kai gyvenime lyg tai pradeda sektis, bet atsiranda nepaaiškinamas nerimas. Nors gyvenime lyg tai ir tapo ramu. Ir tada, nori nenori, kyla labai svarbus klausimas. Ar viskas, ką jaučiu, tikrai prasidėjo nuo manęs? Taigi, aš šiandien jūs kviečiu į labai įdomų kursą. Sąmoningumas ir nesąmoningas paveldėjimas. Šio kurso metu mes keliausime nuosekliai, nuo savęs pažinimo iki gilesnio giminės scenarijų tyrinėjimo. Mes dirbsime su specialiai paruoštu jums darbo sąsiuviniu, kurį gausite atsisiuntę per nuorodą. Jame atliksite praktinės užduotis, refleksijas, rašymo pratimus ir taip pat kūrybinės užduotis. Kursą sudarys temų pristatymai, audio hipnozės, savarankiškas užduočių atlikimas, refleksijos ir žinoma gilesnis darbas su savo vidiniu pasauliu. Mes tyrinėsime pagrindines vidinės frazes, kūno reakcijas, šeimos emocinį žemėlapį, finansų ir santykių scenarijus, ištikimybės kodus bei nesąmoningai perimtus giminės modelius. Kurso metu piešime ir archetipinį savo šeimos medį, kaip vidinį simbolinį žemėlapį, padedantį pamatyti, kokios istorijos, emocijos ir vaidmenys galėjo būti perduodami per kartų kartas. Kurso užbaigimas vyks online susitikime, kuriame apibendrinsime patirtis, integruosime įžvalgas ir užbaigsime visą šį procesą. Atlikusioms visas užduotis bus išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas. O dabar aptarkime plačiau viso kurso mintį. Markas Volinas savo knygoje Viskas prasidėjo ne nuo tavęs kalba apie labai svarbią mintį. Dalis mūsų emocinių reakcijų, baimių, įsitikinimų ar netgi kūno būsenų
gali būti susijusios ne tik su mūsų asmeninė patirtimi, bet ir su neišspręstais šeimos, giminės bei ankstesnių kartų išgyvenimais. Tai nereiškia, kad mes esame aukos, kurios vienaip ar kitaip turi atitarnauti savo giminės karmai. Priešingai, kai mes pradedame matyti, iš kur ateina tam tikri modeliai, mes galime sąmoningai juos keisti. Labai dažnai mes girdime žodžius sąmoningumas arba autopilotas. Ką tie žodžiai iš tiesų reiškia? Sąmoningumas – tai gebėjimas pastebėti, kas vyksta manyje dar prieš man automatiškai sureaguojant. Tai lyg vidinė šviesa, kuri leidžia pamatyti. Dabar aš ne tik pykstu, bet dabar manyje aktyvuojasi ir sena baimė. Arba dabar aš ne tik renkuosi partnerį, aš suvokiu ir matau, kad kartoju pažįstamą emocinę istoriją. O galbūt dabar aš ne šiaip neuždirbu pinigų. Aš suprantu, kad nešu seną giminės išgyvenimą, kuriame pinigai buvo pavojingi. Autopiloto režimas mumise veikia kitaip. Autopilote mes nereflektuojame, mes tik kartojame tai, kas mums yra pažįstama. Kartojame frazes, kurias girdėjome vaikystėje, kartojame motinos baimę, tėvo tylėjimą, močiutės kančią, senelio neišgedėtą netektį. Kartais mes savo gyvenime netgi kartojame likimus žmonių, kurių niekada nesutikome, bet kurių istorijos vis dar gyvos mūsų šeimos lauke. Šios paskaitos ir šio kurso tikslas nėra ieškoti kaltų tarp tėvų, senelių ar prosenelių. Tikslas yra išmokti atskirti, kas yra mano, o kas buvo man perduota per genetinę atmintį. Nes tik tada, kai atpažįstame paveldėtą scenarijų, galime pradėti kurti savąjį ir nutraukti tai, kas buvo perduota iš kartos į kartą. Paveldėtos schemos. Kaip giminės istorija tampa mūsų emocinių žemėlapių. Kai mes kalbame apie transgeneracinę psichologiją, kalbame apie tai, kad šeimos patirtys nesibaigia vien tada, kai žmogus miršta, arba kai kažkoks įvykis praeina ar kažkokiu būdu užsibaigia. Neišgyventas skausmas, nutylėtos traumos, nepraudotos netektys, skurdas, smurtas, pažeminimas, tremtis, ankstyva mirtis, kūdikio praradimas, meilės išdavystė. Visa tai gali likti šeimos sistemoje kaip nebaigta istorija amžių amžiais ir persiduoti genetiniu kodu iš kartos į kartą. Psichologijoje visą tai galime suprasti per elgesio modelius, prieraišumo schemas, šeimos taisykles ar perduodamus tam tikrus įsitikinimus. Pavyzdžiui, vienoje šeimoje gali būti nerašyta taisyklė, kad moteriai yra lemta kentėti arba kad pinigai ateina tik tai per sunkų darbą. Kitoje šeimoje tokia nerašyta taisyklė gali būti, kad negalima būti laimingesniai už mamą arba kad meilė vis tiek visada baigėsi išdavyste. Augančiam vaikui tokias frazes nebūtinai reikia girdėti tiesiogiai. Visa tai,
Jis jaučia per šeimoje tvyrančią atmosferą, per tam tikras intonacijas, per nutylėjimus, per tai, apie ką šeimoje galima kalbėti, o apie ką kalbėti yra draudžiama. Epigenetikos sąvoka. Labai paprastai tariant, epigenetika tyrinėja, kaip aplinka, stresas, trauma ar tam tikros gyvenimo sąlygos gali paveikti genų raišką. Tai nereiškia, kad mes paveldime konkretų likimą. Tai reiškia, kad tam tikros ankstesnių kartų patirtys gali palikti mumise biologinį jautrumą stresui, baimei, nesaugumui. Kūnas gali būti tarsi paruoštas saugotis pavojaus, net jei dabartinėme gyvenime realaus pavojaus nebėra. Bet čia labai svarbu suprasti ir neperlenkti lazdos. Nereikėtų visko aiškinti vien giminės genetika. Mes turime ir savo asmeninę istoriją, savo pasirinkimus, savo atsakomybę. Tačiau kartais žmogus metus dirba su savimi, supranta savo vaikystę, analizuoja santykius, bet kažkoks modelis vis tiek niekaip nesikeičia. Tada verta labai atsargiai ir pagarbiai pažiūrėti plačiau. O gal visgi tai ne tik mano istorija. Markas Volinas savo knygoje vartoja tokią frazę ir sąvoką kaip pagrindinė kalba. Pagrindinė kalba tai emocingai įkrauti žodžiai, frazės, vidiniai sakiniai, kurie kartojasi žmogaus gyvenime ir gali būti raktas į gilesnę šeimos traumą. Pavyzdžiui, žmogus nuolat nesąmoningai įvairiose situacijose gali kartoti tokias frazes. Aš niekada nebūsiu saugi. Mane vis tiek paliks. Aš niekaip negaliu atsipalaiduoti. Jeigu man seksis, kažkas tikrai nutiks blogo. Aš neturiu teisės gyventi geriau. Aš jaučiuosi kalta, kai renkuosi save. Aš visada lyg laukiu bausmės. Aš turiu viską kontroliuoti, negaliu paleisti kontrolės. Man reikia išgyventi, tarkime, dar vieną dieną. Šios frazės tikrai nėra paprasti sakiniai. Jos labai dažnai turi tam tikrą kūno krūvį. Kai žmogus jas ištaria, kūnas iš karto sureaguoja. Galbūt užsispaudžia gerklė, galbūt apsunksta krūtinė, atsiranda įtampa pilve, gal norisi verkti, gal kyla baimė, o gal atsiranda kaltė ar bejėgiškumo jausmas. Tai ženklas, kad frazė nėra tik mintis. Ji gali būti labai stipriai susijusi su gilesne emocinė atmintimi. Pagrindinė kalba labai dažnai atveda prie pagrindinio konflikto. Todėl mums būtina ne tik klausyti, bet išmokti ir išgirsti. Jeigu, tarkime, jūs, jūsų mama ar jūsų dukra vis kartoja, aš negaliu būti matoma. Galbūt jos ar jūsų asmeninėje istorijoje buvo gėdos ar pažeminimo patirtis, bet galbūt giminėje buvo moteris, kuri buvo nubausta už savo grožį, seksualumą, balsą, pasirinkimą, meilę ar netgi laisvę.
Jeigu žmogus nuolat jaučia, kad jam pavojinga turėti pinigų, galbūt šeimos istorijoje pinigai buvo susiję su praradimu, pavydu, tremtimi, vagyste, smurtu arba išdavyste. Šioje vietoje sąmoningumas tampa ne tik savistaba, jis tampa vidiniu tyrimu. Mes pradedame klausyti ne vien to, ką žmogus pasakoja apie save, bet ir to, kokiais žodžiais jo pasąmonė kalba apie pavojų, meilę, pinigus, kūną ar netgi savo gyvenimą. Kiekviena šeima be išimties turi savo emocinę kalbą. Vienose šeimose dažniausiai skamba kaltė, kitose baimė, dar kitose išdavystė ar gėda. Kažkuriose šeimose tai tylėjimo kalba. Ir kartais tylėjimas yra garsiausia giminės kalba. Kai vaikas gimsta į tokią sistemą, jis nesąmoningai iškart prisitaiko. Jis išmoksta, kas yra saugu, kas ne, kur galima eiti, o kur nevalia. Kiek galima džiaugtis, kiek galima turėti, kiek galima mylėti ir kiek galima būti savimi. Ir jeigu šeimoje ilgą laiką niekas negalėjo gyventi laisvai, laisvė vaikui gali atrodyti ne kaip dovana, o kaip tikras pavojus. Ir čia gali būti nesąmoningas pasirinkimas veiksmų, kurie gali vesti į įkalinimo įstaigą, nes tokiam žmogui atrodo, kad gyventi laisvėje yra pavojus. Kodėl mums svarbu žinoti savo šeimos šaknis? Mūsų šaknys nėra tam, kad mes įstrigtume praeityje. Šaknys yra tam, kad suprastume, iš kokios žemės mes augame. Kai žmogus nežino savo šeimos istorijos, jis labai dažnai nesąmoningai ją kartoja. Kai jis pradeda matyti, kas buvo nutylėta, kas buvo neišgėdėta, kas buvo neįvardinta, jo viduje atsiranda erdvės pasirinkimui. Labai svarbu suprasti, giminės scenarijus neateina kaip aiški mintis, bet mes daugiau ar mažiau matom savo šeimos istorijoje besikartojančius modelius. Ir visa tai ateina kaip jausmas, kaip kažkokia galbūt nepaaiškinama trauka, galbūt ateina kaip baimė, kaip kaltė, kaip savęs stabdymas, kaip kūno simptomai, kaip santykių pasirinkimai arba kaip nuolatinis grįžimas į tą patį emocinį tašką. Kokie dažniausiai yra pasitaikantys archetipiniai pavyzdžiai? Tai yra finansai, santykiai, sveikata ir gyvenimo būdas. Tarkime juos truputį detaliau. Finansai. Giminės skurdo baimė. Įsivaizduokime moterį, kuri labai nori finansinio stabilumo. Ji mokosi, dirba, kuria, turi talentą, bet kai tik atsiranda galimybė uždirbti daugiau, ją iš karto apima nerimas. Ji pradeda atidėlioti, ji niekada nekelia kainų, per daug savęs atiduoda nemokamai arba parduoda savo prekes ir paslaugas labai pigiai. Bijodama suklysti, ji visada viską šlifuoja iki tobulybės. Ji vadina tai perfekcionizmu.
Bet giliau visgi gali slypėti klausimas, ar jai saugu turėti daugiau. Jeigu jos giminėje buvo skurdo, karo, turto praradimo, tremties, galbūt pavydo dėl turto, gali susiformuoti gilus pasąmoninis kodas, kad pinigai yra pavojingi. Turėti daugiau reiškia prarasti. Išsiskirti iš minios reiškia būti pastebėtai, o būti pastebėtai reiškia būti nubaustai. Tada žmogus sąmoningai nori pinigų, bet jo nervų sistema pinigus sieja ne su laisve, o su grėsme. Ir kol ši vidinė sąsaja yra neatpažinta, moteris gali metų metus bandyti motyvuoti save, bet viduje vis tiek veiks nuolatinis finansinis stabdis. Perfekcionizmas čia gali būti ne tik noras pasirodyti gerai ir padaryti gerai. Čia jis tampa tiesiog saugumo strategija. Jeigu būsiu nepriekaištinga, manęs nesukritikuos. Jeigu dar truputį palauksiu, nereikės išeiti į matomumą. Jeigu neprašysiu daugiau, niekam nesukelsiu pavydo. Finansinio gijimo pradžia tai yra pamatyti, kad ši baimė galbūt nėra tikroji jūsų tiesa. Galbūt tai senas giminės įrašas, kuris kažkada saugojo nuo pavojaus, bet šiandien jis stabdo jūsų gyvenimą. Sekantis pavyzdys – santykiai. Partnerio pasirinkimas pagal protėvio tragišką meilės istoriją. Tarkim, moteris vis pasirenka emociškai neprieinamus partnerius. Vienas vedęs, kitas šaltas, trečias išvis dingsta, ketvirtas niekada iki galo nepasirenka jos. Sąmoningai ši moteris nori artumo, bet pasąmoningai ją traukia ten, kur meilė neįmanoma arba kur ji labai skausminga. Tokios moters asmeninėje istorijoje galėjo būti emocinio neprieinamumo patirtis su tėvu arba mama. Tačiau kartais toks modelis turi ir gilesnę giminės šaknį. Pavyzdžiui, šeimos istorijoje, tarkim, buvo moteris, kuri labai mylėjo savo vyrą, bet jis žuvo kare. Arba buvo ištremtas, o gal buvo priverstas vesti kitą, galbūt dingo be žinios, išdavė, arba tiesiog jų meilė kažkodėl buvo uždrausta. Ir šita meilė niekada nebuvo išgedėta iki galo. Apie ją nebuvo kalbėta, o galbūt tiesiog šeimoje buvo pasakyta – neklausinėk. Bet visas šios meilės emocinis krūvis liko iki šiol. Po kelių kartų kita moteris šioje šeimos sistemoje gali nesąmoningai ieškoti tos pačios nepasiekiamos meilės. Ne visiškai, ne todėl, kad ji nori kentėti. Ji todėl, kad pasąmonėje ji rinksis tą skausmingą patirtį, kad užbaigti nebaigtą meilės istoriją. Nes ši istorija tiesiog ieško užbaigimo. Tarsi viduje būtų tylus pažadas. Aš surasiu tą, kurio tu netekai. Aš pabaigsiu tavo meilės istoriją. Tačiau tai nėra jos meilė. Tai yra tiesiog paveldėtas ilgesys. Tokiuose santykiuose dažnai yra labai stipri chemija, stiprus likimiškumo jausmas,
Tas jausmas, kad aš jį pažįstu. Ir kartais mes tai vadiname sielos atpažinimu. Kai mes pagalvojame, o gal tai mano kažkokia tai sielos dalelė. Bet iš tiesų tai yra šeimos traumos atpažinimas. Nervų sistema atpažįsta nesaugumą, o pažįstamą skausmą. Todėl labai dažnai karminiai santykiai būna skausmingi, nes mūsų istorija ieško šeimos ir giminės užbaigtumo. Sąmoningumas šioje situacijoje reiškia sustoti ir savęs paklausti, ar aš renkuosi šitą žmogų, su kuriuo galiu kurti gyvenimą, ar aš tiesiog bandau išgelbėti seną kažkieno meilės istoriją. Ar šis ryšys, kuriame aš esu, mane augina, ar jis tiesiog visada mane grąžina į kažkokį tai laukimą. Ar aš myliu šį žmogų? Ar aš tiesiog myliu galimybę pagaliau būti pasirinkta? Kai tokia schema tampa atpažįstama, moteris gali pradėti grąžinti protėviams jų istoriją su pagarba, bet nebekartoti šios istorijos savo kūnu, savo širdimi ir savo likimu. Kitas pavyzdys - sveikata ir gyvenimo būdas. Tai pasąmoninės ištikimybės kodas. Kartais mes pradedame keisti gyvenimą. Daugiau ilsėtis, rūpintis kūnu, uždirbti, būti matomi, keliauti, džiaugtis. Ir staiga netikėtai atsiranda kaltė. Lyg mes jaučiamės, kad darytumėm kažką blogo. Galbūt išduotume savo šeimą ar savo vaikus. Tai gali būti pasąmoninis ištikimybės kodas. Aš negaliu gyventi geriau nei mama. Aš negaliu būti laimingesnė už savo tėvą. Jeigu mano šeimos moteris kentėjo, aš neturiu teisės rinktis lengvesnio kelio. Arba jeigu mano mama visą gyvenimą aukojosi, juk aš irgi galiu truputį pasiaukoti. Šis kodas labai dažnai atrodo kaip meilė. Žmogus nesąmoningai tiki, kad kentėdamas išlaiko ryšį. Kad jeigu jis gyvens geriau, tai bus neištikimas kažkam. Jeigu jis pasveiks, sustiprės, praturtės, taps laisvesnis, kažką jis paliks už nugaros. Bet tikroji meilė giminiai ar savo šeimai tikrai nereikalauja kartoti kančios. Tikroji pagarba motinai nėra savęs išdavimas. Tikroji pagarba tėvui nėra savo gyvenimo sumažinimas. Kartais, tarkim, dukra lieka maža ne todėl, kad negali užaugti, ar ne, o todėl, kad pasąmoningai ji saugo mamą nuo skausmo. Ji lyg sako, žiūrėk, mama, aš irgi kenčiu, aš tavęs nepalikau, aš tave suprantu. Bet giliausių lygmenių pagalvokite, juk motinos siela nenori, kad dukra kartotų jos likimą. Ji nori, kad dukra gyventų laimingai. Ir būtent šioje vietoje prasideda labai jautrus išsilaisvinimas. Ne per kažkokius kaltinimus, ne per atstumimą ir atmetimą, o per pagarbų atsiskyrimą. Tai labai svarbus momentas, nes kai žmogus leidžia savo gyventi geriau, jis neišduoda savo šeimos ar savo giminės. Jis ją pratęsia sveikesniu ir daug stipresniu būdu. Šiame kurse
Jūs sužinosite, kaip pasiruošti tyrinėti savo šeimos šaknis ir kada to geriau nedaryti. Kaip atpažinti paveldėtus modelius ir pradėti išsilaisvinimo procesą. Labai svarbu, aš noriu, kad jūs suprastumėte, išsilaisvinimas nereiškia atsisakyti savo šeimos. Išsilaisvinimas reiškia nustoti nešti tai, kas niekada neturėjo būti jūsų našta. Mes galime gerbti savo protėvius, matyti jų likimus, pripažinti jų skausmą, netinkamą elgesį, bet nebekartoti jų kančios kaip meilės įrodymo ar kaip pasipriešinimo tam, kaip jie elgėsi. Stebėkite, analizuokite ir išlaisvinkite save. Taigi kviečiu jūs į šitą nuostabų kursą. Pirmą namų darbų užduotį rasite Telegrame. Atlikus visus namų darbus, kaip jau ir minėjau, jums bus išduodamas pažymėjimas. Tiesiog, kad visada prisimintumėte, kas yra jūsų šeimos ir giminės šaknys. Pokytis visada prasideda nuo tavęs. Šiandien kurso kaina tau tik 19 eurų. Šis ypatingas pasiūlymas galioja ribotą laiką. Tad nepraleiskite progos prisijungti ir pradėti savo kelionę pokyčių link. Jeigu jūs turite man klausimų, drąsiai susisiekite su manim per nurodytus kontaktus. Tai yra per socialinius tinklus, Instagram arba Facebook. Rasite mane Lina Samalė. Iki pasimatymo. Atraskite savo istoriją ir pajauskite pokytį. Tai, kas priklauso jums, su pagarba pasilikite sau. Tai, kas priklauso šeimos skausmui, švelniai sugrąžinkite šeimos istorijai.